Bet mes dabar galim pakeisti. Atsakymas yra, mes nesam pasmerkti, jeigu turėjom kažkokią tai disfunkcinės vaikystės patirtis, nes šiuolaikinė psichoterapija turi galimybių, kurios leidžia patenkinti vaikystės poreikius netiesioginė prasme, jau ne vaikystėje, bet suaugusiam amžiui, naudojant specialias šiuolaikinės mokslų grįstos psichoterapijos technikas. Mes nepasmerkti, mes galim šitą kompensuoti. Mūsų smegenys neturi būtojo laiko. Viskas, kas vyksta, vyksta dabar. Kai mes prisimename, kad mus kažkas liūdino ar kėlė pyktį, mes jaučiame šias emocijas ir dabar. Kai mes galvojame apie ateitį, kurios bijome, mes jaučiame baimę.